Gerai. Sveiki vaikai, šiandienos tema sudedame skaičius su vienodais ženklais. Tema prasideda nuo labai paprastų dalykų, nuo tų, kuriuos jūs išmokote pirmoji klasiai. Tai yra 2 pridėti 3 lygu 5. Kodėl aš nuo to pradedu? Todėl, kad nors mes ir nerašome, bet prie kiekvieno skaičiaus visada yra kažkoks ženklas. Tarkim, prie dvejeto aš neparašiau, bet žinau, kad dvejetas yra teigiamas, tai galėčiau parašyti +2. Jis yra teigiamas skaičius. Ir pridedu aš irgi teigiamą skaičių, irgi pridedu trejetą su pliusu, teigiamą trejetą. Tokiu būdu aš gavau teigiamą atsakymą, teigiamą penketą. Nors aš prie penketo neparašiau jokio pliuso ar minusą, bet aš žinau ir jūs tai žinote, kad yra teigiamas penketas. Tai yra tiesiog, kad būtų paprasčiau rašyti, buvo nuspręsta, kad pliusai prie skaičių nerašomi. Tai yra, jeigu skaičius yra teigiamas, mes galime tiesiog parašyti 2, arba tiesiog 3, arba tiesiog atsakymą 5. Bet kas atsitinka, jeigu skaičiai yra neigiami, o mes jau žinome, kas yra neigiami skaičiai. Taigi, jeigu aš norėčiau -2 pridėti -3, pagal mūsų šiandienos temą sudedam skaičius su vienodais ženklais. Kokius ženklus vienodus turi 2 ir 3? Aišku, tai yra minuso ženklas. Tai sudedant tokius skaičius, aš irgi gaunu 5, bet irgi su tuo pačiu minuso ženklu. Jeigu aš sudedu teigiamus skaičius, gaunu teigiamą atsakymą. Jeigu sudedu neigiamus skaičius, gaunu neigiamą atsakymą. Kaip man tai galima būtų kitaip dar užrašyti? Kokius skaičius aš beturėčiau, ar teigiamus, ar neigiamus, aš rašau, gerai, parašysiu -4 plus -5. Kaip kitaip aš galėčiau užrašyti atsakymą? Aš rašau atsakymą minus, tokį ženklą, kuris buvo prie mano skaitmenų, ir sudedu tos skaičius pagal modulius. Tai yra modulis 4 plus modulis 5. Tokiu būdu aš gaunu 9, bet su minuso ženklu. Tas pats būtų, jeigu rašyčiau su pliusais. Įsivaizduokit. +3 plus +4. Aš matau, kad abu mano skaičiai yra su pliuso ženklu, teigiami. Aš rašau, pliusas bus, mano atsakymas teigiamas bus. Ir toliau sudedu mano modulius. Va čia buvo su minusais. Sudedu mano modulius, mano teigiamų skaičiukų. Taip, 4. Kažkas man yra. 4. Tai moduliai mano teigiamų yra irgi teigiami skaičiai, sudedu ir gaunu plius, atsakymas +7. Va šitas teigiamas pliusas, jis eina čionais, minusas eina į šitą atsakymą. Kitaip tariant, nebijau sudėti neigiamų ir teigiamų, atsakymas bus visada toks pat, va šiuo atveju, toks pat buvo 5 ir tapo 5, bet tik tai ženklas pasikeitė ir viskas. Jeigu aš sudedu neigiamus, atsakymas neigiamus. Sudedu teigiamus, gaunu teigiamus. Gerai, pabandome su kitais skaičiais. -11 plus -2. Aš gaunu 13, jeigu būčiau sudėjęs teigiamus, bet tik tai su neigiamu ženklu, su minus. 13. Jeigu sudedu +2 plus 3, aš gaunu 5 su pliuso ženklu. Galiu rašyti tą pliuso ženklą, galiu nerašyti. Čia yra antros klasės tema, antros klasės uždavinys. Bet mes dabar bandome suprasti, kad skaičiai ne tik būna tiesiog be ženklų, bet būna ir teigiami, ir neigiami ženklai. Reikšmės gali būti teigiamas, gali būti neigiamas. Tai čia kaip ir viskas aišku. Čia atsiranda neigiamas atsakymas. Ar turit klausimų? Tai viskas tada, ačiū.